Labadiena, mėly e-medicina.lt tinklalaidės klausytojai ir žiūrovai. Su jumis, kaip visuomet, sveikinuosi aš Viktorija. Šiandien į pokalbį pakviesime ne tik susidomėjusius sveikatos priežiūros specialistus, bet ir besirūpinančius savo širdies sveikata. Kalbėsime apie du gyvybiškai svarbius makroelementus – kalį ir magnį ir jų reikšmę pacientams, turintiems didelę kardiovaskulinę riziką. Kodėl kalis ir magnis tokie svarbus širdies veiklai, kaip šių makroelementų pusiausvyros sutrikimai gali prisidėti prie aritmijų, kraujospūdžio svyravimo ar net gyvybei pavojingų būklių, ką apie tai turi žinoti tiek gydytojai, tiek pacientai, o gal ir net vaistininkai. Apie tai šiandien kalbėsime su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojų kardiologu profesoriumi Raimondu Kubiliumi, specialistu, kuris ne tik kasdien dirba su širdies ligomis sergančiais pacientais, bet ir aktyviai domisi naujaisiais mokslo duomenimis širdies ir kraujagyslių sveikatos srityje. Labadiena, profesoriau. Sveiki, Viktorija. Tai žinome, kad širdis turi autonominę ritmo reguliavimo sistemą, kuri yra labai jautri bendrai organizmo būklei. Koks makroelementų vaidmuo, būtent kuo svarbus yra kalis ir magnis? Taip, iš tiesų, jūsų minėti makroelementai, kalis ir magnis, tai turbūt yra esminiai mikroelementai labai svarbus širdies funkcijai, turbūt ne tik širdies, bet ir viso organizmo. Ir turbūt ar pas mus pacientas ateitų pirminiai prevencijai, kuomet mes įtikrinam ir vertinam organizmo būklę dėl galimų rizikos dydžio ir galimų paslėptų ligų, ar jau pacientas ateina su diagnozuota širdies kraujagyslių liga, turbūt pirminiai laboratoriniai tyrimai mūsų iš dalies ir prasideda, kad turim atsakyti klausimą, o kokia yra kalio ir magnio koncentracija žmogaus organizme, nes tai yra turbūt pagrindiniai, dar neretai vadinami kardioprotekciniai elementai, kurie sugeba išlaikyti širdies raumens struktūrą ir funkciją. Ir natūralu, kad nesant ar trūkstant, esant nepakankamai koncentracijai šių mikroelementų, mes pradedam jausti tam tikrus simptomus. Ir ypatingai tie simptomai labai paaštrėja, jeigu yra diagnozuota pacientui širdies ir kraujagyslių liga. Tai būtent jie dar labiau įjautrina sistemą, padaro mažiau atsparę įvairiems rizikos veiksniams ir natūralu, kad žmogus labiau jaučia tos pačius simptomus. Ir kita vertus, turbūt reiktų dar pabrėžti, kad šiandienis greitas ir skubrus gyvenimas, perdirbto maisto gausa, daugybė streso taip pat lemia, kad organizmas gali netekti tų svarbių mikroelementų, tas netikimas taip pat provokuoja arba siunčia signalus. Ir todėl turbūt įvairiaus specialybių gydytojams, ne tik tai kardiologams ar šeimos gydytojams ir kitų profesijų, taip pat visais atvejais labai svarbu įvertinti kalio magnio trūkumą. Tik tai esant normaliai jų koncentracijai mes turbūt galim toliau tyrinėti patį pacientą ir ieškoti, kas galėjo sąlygoti vienokius ar kitokius sutrikimus arba juos išprovokuoti. Turbūt nekeista, bet epidemiologiniai duomenys rodo, kad kalio ir magnio žmonėms vis dėlto trūksta ir jie jo negauna pakankamai su maistu. Kaip atrodo, kodėl ir kaip tai atsiliepia širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi būtent? Iš tikrųjų neturim galbūt taiklių atliktų mokslinių tyrimų ir įrodymų, kad kaip lietuviškoje populiacijoje, kiek pacientai suvartojo to kalio ir magnio preparatų, kaip jos galėtų papildyti, kiek jo trūksta, bet iš ties regis turim prieš 20 metų atliktus bendrosios PASO tyrimus, kurias kiekvienoje populiacijos šaly vertino, kiek vidutiniškai lietuvaičiai suvartoja maisto medžiagų, preparatų turinčių kalio savyje. Ir priminsiu, kad rekomenduojama paros dozė yra bemaž 5 gramai kalio. Tuo tarpu lietuvaičiai jo suvartoja apie 60% rekomenduojamos paros dozės ir galvoja, kad ilgainiui ta reikiama paros dozė tai vis mažės ir turbūt lėmė dėl to, kad keičiasi mūsų mitybos įpračiai, vis labiau pasiūloje atsiranda daug įvairių perdirbtų maisto produktų ir gaminių. Ir netgi praėjusiais metais Europos kardiologų draugija, kuri išleido naujasias arterinės hipertenzijos gaires, į tai labai atkreipė dėmesį, kad jeigu žmogus, tarkim, 1 ar 2 dienus papietauja kavinėje restorane, tikėtina, kad jis jau gauna 80% druskos kiekio ir būtent kuo didesnis druskos kiekis, to mes mažiau gaunam kalio ir magnio preparatų, nes tie mikroelementai tarpusavy labai konkuruoja. Taigi turbūt žinutė yra viena, kad šiandieninėme skubančiame pasaulyje žmogus tikrai negeba užsitikrinti su maistu, kad jo maisto racione būtų reikiamas kalio ir magnio kiekis.
Priminsime, kad kuo daugiau pacientas suvartoja sūraus arba perdirbtų maisto, tuo jis daugiau gauna druskos ir nebelieka vietos jau kalio pasisavinimui. Taigi iš tikrųjų šiandien susidurėm su didžiulė tokiu iššūkiu ir bėda, kada gydytojas visais atvejais, netgi turbūt, kai atvyksta pacientas, pas jį turi vertinti ir pasidomėti, kokie yra mitybos įpročiai, kiek kasdienėme racione yra tų privalomųjų ir širdžiai būtinų mikroelementų. Ir natūralu mes matom, kad įvairios šiandien esančios pasiūlos kaip tik tą žmogaus galimybę atima. Taigi, turbūt galime reziumuoti, kad šiandieną maisto produktų, kurių savyje turi gausų kalio ir magnio kiekio, šiandien pacientas tiesiog jau gauna mažokai. Ir todėl ta mūsų atida laboratoriniuose tyrimuose, vertinant kalio ir magnio koncentracijas, ji turi būti didžiulė ir budri. Užsiminėte apie druską, tai labai įdomu, nes tikrai atrodo, kad žmonės jos suvartoja tikrai daug. Tai kokios tendencijos, pavojai, šiek tiek užsiminėte ar ne, kaip tai išderina būtent tų makroelementų pusiausvyrą? Taip, turbūt druska yra vienas didžiausių pavojų, galbūt reiktų tiksliau pasakyti, kad perteklinis druskos vartojimas, kad vienas didžiausių pavojų organizmui. Ir kodėl? Dėl to, kad druska yra tas mikroelementas, kuris uzurpuoja visus natrio kalio siurblius ir kai yra padidinta jo koncentracija, tiesiog organizmui nebelieka galimybės pasisavinti kalio preparato, gyvybiškai labai svarbaus. Ir antra, kuo daugiau mes suvartojam druskos, tuo didesnį įvairių patologijų pėdsakai lieka organizme. Ir štai mano minėtos 2024 m. arterinės hipertenzijos gairės, kur daug dėmesio yra skiriama gyvensenos ir mitybos būdo pokyčiams, kaip pacientas galėtų, ką turėtų rinktis, į kokius mitybos elementus atkreipti dėmesį. Ir būtent vienas didžiausių, netgi pirmojo įrodymų lygmens rekomendacija yra, kad turėtume būti budrus ir suvartoti mažiau druskos kiekio. Europos tyrimai rodos vėlgi taip pat byloja, kad rekomenduotina paros dozė, kurią pacientas galėtų suvartoti, yra 5 gramai druskos arba nugrėbtas arbatinio šaukštelis druskos. O vidutiniškai europietis suvartoja 2 kartus daugiau, tai mes matom, kad tas pacientas, reiškia, yra tokia didžiulėme nuolatinėme pavojuje. Ir netgi ekspertai siūlo, kad pirmiausia gydydami tuomet, kad atvyksta pacientas dėl arterinės hipertenzijos, atvyksta į širdies kraujagyslių ligų patikros programas ir pirmiausia turime įvertinti, kad stengtis, kad kuo mažiau druskos pacientas suvartotų. Ir aš kaip minėjau, užtenka pavalgyti mieste 1-2 kartus ir pacientas jau gauna 80% reikiamo paros kiekio druskos. Tai iš esmės visos mūsų pasiūlos, greitai perdirbtas maistas, įvairūs pusfabrikačiai iš esmės yra prisotinti druska ir natūralu dėl to, kad druska skatina patį apetitą ir skatina dar didesnį vartojimą. Tai čia turbūt turėtume būti labai budrus ir kuo mes, reiškia, renkamės tą maistą, tuo mažiau paliekam galimybės tam sveikam organiniam maistui, kad pasisavintume to mums organizmui labai trūkstamo kalio ir magnio. Kalbant apie budrumą, tikrai pas specialistus ar vaistininkus atėjęs pacientas, tiesiog žmogus, nepasako, man trūksta kalio, man trūksta magnio. Kaip gal galėtumėte parekomenduoti, kaip atpažinti tokius pacientus, būtent kuriems kalio ir magnio trūksta? Iš tikrųjų, dažniau pas mus pacientai kreipiasi, kurie dažnai prabyla, kad štai jaučiu raumens mėšlungį, trūkčia ranka arba koja arba akis, tai natūralu tikėtina, kad man trūksta magnio. Tai tarkim, pacientai jau tos simptomus atpažįsta, o dėl kalio turbūt to yra mažiau, išskyrus, turiu keletą pacienčių moterų, balzakiško amžiaus, kurios jau žino, jeigu pradeda diegti širdies plotę, pakyla kraujospūdis, atsiranda permušimai, dilgčiojimai, jos jau pačios žino, kad tikėtina trūksta kalio ir reikia papildyti ir išties papildžius kalio preparatais arba maistu praturtintų kaliu, tie simptomai patys išnyksta. Ir neretai kalio trūkumas organizme yra toks maskuotas ir, tarkime, aš ir pats atveju, tokį įdomų turėjau atveju, kuomet jauno amžiaus pacientė skambina gydytojui kardiologui ir sakė, kas nutiko, kad vieną rytą padidintas arterinis kraujospūdis ir faktiškai neina koreguoti ir išgėrius ir vienų tablečių ir kitų. Ir iš tikrųjų jie atkeliavo ir mums susirūpinę, kodėl staiga tas pakilo arterinis kraujospūdis, nes iki tol tikrai nevargino tas spaudimas. Laboratorinėse tyrimuose atėjo reikšmingai sumažėjęs kalio kiekis, mums pakako koreguoti kalio kiekį ir visi minėtini nusiskundimai dingo. Taigi turėtume atkreipti dėmesį, kad ypatingai šiuo vasaros laikotarpiu, kuomet mes sportuodami, galbūt būdami fiziškai aktyvesni, daugiau išprakaituodami, tai netenkam to kalio kiekio ir pirmiausia mes turbūt ir jausim, kad tokiu dilgčiojimu širdies plote, permušimais
gali būti atsirasti toks ir širdies diegliai, kaip įvardina patys pacientai, padidintas kraujospūdis. Tai vėlgi tai yra byloja, kad mūsų organizme jau trūksta kalio ir reiktų papildyti. Pakalbėjome, kokio maisto negalime, ar ne, kad druskos negalime, bet kokį maistą reikėtų prioritizuoti, ar ne, kalio ir magnio trūkstantiems būtent pacientams. Taip. 2021 metais Europos kardiologų draugijos širdies kraujagyslių ligų prevencijos gairės, tai yra toks didžiulis dokumentas, kur ekspertai susibūrė, bando pateikti įvairias rekomendacijas, kaip pacientas galėtų apsisaugoti nuo širdies kraujagyslių ligų. Ir netgi viena iš rekomendacijų yra įrodyta, kad pacientas turėtų rinktis kuo daugiau organinio maisto, vaisių, daržovių, kurios jau yra prapildytos reikiamo kalio ir magnio kiekiu. Ir netgi ta sveiko maisto rekomendacijos, kurios berods jau 15 metų yra nekintančios, kuomet pacientui rekomenduojama suvartoti 3-4 porcijas vaisių ir daržovių, tai reiškia ir grinai yra dėl to, kad į organizmą patektų šalia būtinų antioksidantų, biologiškai aktyvių medžiagų reikiamas kalio kiekis. Ir net ekspertai yra suskaičiavę, jeigu pacientas kasdien suvartoja tą maisto produktus, kad gautų tuos 5 gramus kalio, tai iš esmės per artimiausią laikotarpį jo širdies kraujagyslių ligų rizika sumažėja iki 20%. Taigi turbūt ir ta kryptis mūsų pacientui, kurią mes turėtume pabrėžti, kad esant galimybėmis turėtų rinktis kuo daugiau sveiko, žalio, organiško maisto, kad praturtintų kaliu, tarkim, galime pasakyti, kad štai jeigu pacientas suvalgytų vieną bananą, tai jis gautų apie 710 milimolių jau to kalio, jeigu suvalgyt, kas mėgsta avokadų, pasidaro įvairius užtepėlės, taip pat špinatai, džiovinti vaisiai ir daržovės, kurie savyje turi didžiulę kalio koncentraciją. Tai vėlgi vienas galbūt iš tų rekomendacijų, kuomet pacientas turėtų papildyti savo racioną ir tokiu būdu organizme užtikrinti reikiamą kalio kiekį. Pakalbėjom apie maistą, ar ne, bet dažnai sakoma, kad vien dieta negalima užtikrinti kalio ir magnio kiekio. Tai kas trukdo efektyviam būtent pasisavinimui vien tik tai su maistu? Galvočiau, kad turbūt pirmiausia ir didžiausia šiandienos problema su mūsų skubančiame pasaulyje yra ta, kad šiandien pacientui nebepavyksta suvartoti namuose gaminto organiško maisto, kad turbūt visi įsitraukia tas aktyvias kasdienės veiklas, ypatingai kalbant apie jaunesnio amžiaus žmogų, kad minėjau, kad jo dienos racione atsiranda vis daugiau įvairaus perdirbto maisto, kavinėse maitinamo maisto, kur turbūt jau nebėra to reikiamo mums gyvybiškai būtinų mikroelementų. Ir natūralu pacientas turėtų orientuotis į tos maisto produktus, kurios yra kalio preparatų. Be abejo, ne visais atvejais tai pavyksta, nes neretai kartais ir esant tam tikroms, tarkim, vasaros laikotarpiu, esant pacientui fiziškai aktyviam, mes taip pat rodom, kad būtina ir kalio preparatai, kuriuos jau turėtume papildyti šalia vartojimo racionų. Ir tai turbūt tos rekomendacijos galėtų to, kad pats pacientas arba gydytojas, vaistininkas ir jų kreipiasi pacientas, įvertinęs jo kasdienį fizinį aktyvumą, vartojamus maisto produktus, nusiskundimus, turbūt tam tikrais atvejais mes iš karto galėtume rekomenduoti kalio magnio preparatus, kad jis prevenciškai juos pavartotų, o jeigu tie nusiskundimai yra užsitęsę arba jau pacientui yra diagnozuota širdies kraujagyslių liga, kad jis būtina atlikti ir laboratorinį kraujo tyrimą, kur įvertinti kalio koncentraciją ir turbūt jį papildyti jau įvairiais vaistiniais preparatais. Labai gražiai užbaigėme pirmą epizodą, toliau apie laboratorinius tyrimus, kokius preparatus galėsime naudoti, pakalbėsime kitose dalyse.